Sveiki mano mylimi žiūrovai, aš vėl esu savo kanale ir šiandien aš su jumis padarysiu mini eksperimentą ir vėl skelbsiu jums konkursą. Wow, kažkas tokio, ko negalima nuspėti. Taigi, ko ne kiekvienas dabar mano filmukas yra konkursas. Šiuo metu tai bus paskutinis konkursas, bet manau, kad ateityje vėl galėsiu jūs džiuginti dovanėlėmis ir skelbiamais konkursais. Na ir dabar pakalbėkime apie mano eksperimentą. Kažkaip man patiko bandyti lūpų putlintojo kandžiuką ir kažkaip dabar nusprendžiau padaryti eksperimentą, kaip tiesiog namų sąlygom pasididinti, pasiputlinti lūpas. Mums reikės tiesiog 4 produktų, tai yra maskuoklio, tiesiog kokį jūs naudojate, lūpų kontūrų pieštuko, lūpdažio, na ir lūpų blizgesio. Tad imkimės darbo. Aš iš tikrųjų prie savęs pasistačiau veidrodį, tai dovanokite, kad aš šiek tiek žiūrėsiu taip. Tiesiog man bus patogiau žiūrėti į veidrodį, nei žiūrėti į kamerą. Taigi pirmas dalykas, mums reikia savo lūpas patepti maskuojamąją priemonę. Žiūrėkite, gavau nudę makiažą. Tai va, dabar mums reikia su lūpų pieštuku apeiti aplink lūpų kontūrą, bet esmė tame, kad mes turime truputį paimti aukščiau normalaus mūsų lūpų kontūro, užeiti aukščiau ir, kur yra žemutinė mūsų lūpa, šiek tiek žemiau paimti irgi kontūrą. Gal šiek tiek aš jau ir netiksliai čia kažkur nuvingiavau, bet tikslas yra toksai, aišku, tvarkingai mums reikia užeiti tarp tų viršutinių ir apatinių savo lūpų. Kaip ir apvedžiau, dabar reikia mums lūpdažio. Aš pasirinkau iš Avono štai šią ryškę spalvytę. Manau, čia visai turėtų dėrėti, nes makiažas ganėtinai mano neryškus. Ir ką mums reikia padaryti? Mums reikia nuo išorinių lūpų kampučių link eiti vidinių lūpų, bet nepadažyti visų lūpų. Principas yra toksai, aš žinokit pasiėmiau savo lūpų teptuką, nes tikrai buvo sunku su lūpdažiu dažyti. Ir jau norėčiau greičiau pabaigti dažyti savo lūpas, nes dabar žiūrint atrodau kaip klaunas. Taigi, paskutinis mūsų patepimas tai yra lūpų blizgesys. Ir lūpų blizgesys turi būti šviesesnis. Na ką, matote mano rezultatą didesnių, putlesnių lūpų. Aš manau, kad jos iš tiesų gavosi ganėtinai didelės ir putlios, ypatingai apatinė lūpa. Aš manau, eksperimentas visai pavyko ir tikrai, manau, jūs sutiksite su manimi, kad atrodo dabar lūpos žymiai gražiau negu prieš tai. Na ir ką, dabar jau sugrįžkime prie įdomesnės, linksmesnės dalies, ogi konkurso. Konkursas bus tiesiog nuostabus, nes jūs gausite, pažiūrėkite ką. Jūs gausite šitiek daug gerų priemonių skirtų mūsų gražiems baltiems dantukams iš Signal. Taigi, aš esu gavus prekių iš Signal ir labai norėjau tomis prekytėmis pasidalinti su jumis ir tikrai pasidžiaugti nuostabiais produktais.
Dabar asmeniškai norėčiau pakalbėti štai apie šiuos dantų šepetėlius. Jie yra soft, tai yra minkšti šepetėliai dantų ir jie tikrai yra nuostabus, nes labai ilgai jais galima valyti dantukus ir tikrai greitai nenusidėvi. Man iš mano asmeninės patirties tikrai tenka labai dažnai keisti dantų šepetėlius, nes tikrai dažnai aš juos greitai nudėviu. O šį, žinokite, naudoju ir dar nieko panašaus. Šereliai tikrai labai gražiai atrodo ir niekas neišsiskečia ir dar jie yra tinkami naudoti. Tai va, mėlyjeji, gausite šią nuostabią porytę, ružavą ir mėlyną. Tiesiog galėsite savo dantukus lepinti, aišku, ne tik tais nuostabiais dantų šepetėliais, bet ir dantų pastomis. Štai šiomis. Aš esu itin sužavėta štai šią dantų pasta. Ji yra balinanti, tikrai nuostabus kvapas, laikosi tas gaivumas burnoje ganėtinai ilgai ir kame esmė, mano dantys yra baltesni. Nežinau, ar jūs tai pastebėjote, aš tai tikrai pastebėjau, ši pasta balina dantukus. Taigi, Signal yra mano ir nuostabus atradimas. Aš tikrai, kaip jūs žinote, taip pat mėgstu eksperimentuoti, bandyti kažką naujo. Ir būtent Signal mano buvo vienintelė naujovė, kuri taip pasiteisino, kad aš tikrai pabaigus dantų pastą žadu pirkti irgi naujų pastų, nes aš matau akivaizdų rezultatą. Mano dantys baltesni. Na ir dar kita pastytė yra su mikrogranulėmis. Va štai taip atrodo, irgi kažkoks gaivus kvapas. Nelabai čia turbūt parašyta koks kvapas, bet esmė tame, kad būtent ši pasta efektyviai pašalina visas apnašas nuo mūsų emalio ir tikrai ilgai išliekantis švaros pojūtis burnoje. Tai va, tai tikrai, mėlyjeji, aš jums padovanosiu šias dovanėlės, štai, rankose man nebetelpa. Ir dar vieną taip pat iš balinimo sistemos skirtą dantų šepetėlį. Tai tikrai, manau, jūs drąsiai galėsite naudoti štai šią porytę, nes ši balina pasta ir šitas dantų šepetėlis skirtas būtent balinimui. Ir taip pat, kaip rašo, šis šepetėlis padeda pablizginti emalį, dėl to ir tie dantys atrodo baltesni. Ir dar pažiūrėkite, turi tokį gražų galiuką, kurį uždėjus jūsų šepetėlis tikrai nepririnks jokių mikrobų ir nereikalingų dulkių. Taigi, aš manau, visiems mums tikrai žiūrovams norisi išbandyti šių nuostabių priemonių ir dalyvauti konkurse. O kadangi tai jau vienas iš mano, tarkim, pastaruoju metu paskutinių konkursų, aš tikrai neapsunkinsiu savo prenumeratorių ir žiūrovų laiko ir tiesiog paprašysiu, kad jumėte mano prenumeratorius ir pakomentuotumėte, kodėl jūs norite šių puikių priemonių ir gal esate ką nors bandę iš Signal ir jeigu taip, tai ar jums patiko, kas patiko ir panašiai. Tai labai lauksiu iš jūsų komentarų ir tikrai siųsiu jums šias dovanas ir manau, jūs taip pat galėsite džiaugtis nuostabiais baltais dantukais kaip aš. Tai ką, manau, kad šiam kartui viskas užtenka mano nuostabaus eksperimento ant lūpų ir nuostabių priemonių jums. Tad ką, iki malonaus ir ačiū, kad esate su manimi. Iki.